Nejau, kad grožėtis Klaipėdos gatvelėmis, raudonų čerpių senamiesčio stogais, skverais ir net pajūrio ruožų reikalingas nepriekaištingas oras. Tikrai ne. Tiesiog tai, kas gražu, yra gražu visais metų laikais. Tad ir mes, ūkanotos dienos akivaizdoje, siūlome apsilankyti pas kelis žiniuonius svečiuose. Ir tik nepagalvokite, jog kviesime jūs į religinės apeigas ar ilgai kelioniai po mitologijos metraščius. Tiesiog aikštė atgimusi antram gyvenimui, tai pavadinta senovės religijos žiniuonio pavadinimu Vaidila. Nors iš tiesų apie pagonišką lietuvių praeitį čia primena ne tik Vaidilas, bet ir Aitvaro bei Bilduko medinės skulptūros. O vyresnio amžiaus klaipėdiečiai dar pamena, kad Bilduko vardu buvo pavadintas restoranas, Aitvaras tai parduotuvė, o Vaidila buvo kino teatras. Štai būtent iš pastarojo šiuo metu nelieka net praeities šešėlių, nes buvusio kino teatro pastato vietoje jau klojami nauji pamatai. Čia bus motociklų muziejus, tad sovietmetį menantis modernizmas, liaudies meno dirbiniai ir šiuolaikinės architektūros įkvėpta dvasia. Šis skverą pavers dar vienu lankytinu objektu, kuriame norisi užsibūti. Juolab, kai į tave darganota vasaros popietę iš vandens jau pusę amžiaus čia kaip stūkstančios, mįslingai žvelgia medinės skulptūros. Tikimės, jog nepamiršite savo patiktukų, komentarų ir kanalo prenumeratos, kuri padės mums augti. Ačiū, kad esate kartu.